Sveiki visi, šiandien pradedam statyti pašiūrę. Tai va, kol kas susižymėjau atstumą, ten kažkur koliukas, prasivedžiau laidą ir pradėsim gręžtis polius. Tai va, polius gręšim su rankiniu grąžtu. Su poliu grąžtu, ne rankiniu grąžtu. Turim tokį polių grąžtą, kurį persidarėm, kad būtų šiek tiek ilgesnis. Gaunasi kažkas apie 1,30 m gylis, tai kaip ir išalą pragręžiu 20 cm skersmuo. Tai, čia pašiūrei betonavau, tai viskas metus atstovėjo, niekas niekur neišvirto, nelūžo. Kaip ir viskas gerai. Šaltis neiškilnojo, nors ir buvo to šalčio. 25 berods buvo čia pas mus. Tai va. Tai ką, bandysim pradėti gręžtis. Va, 2 yra, dar 20 liko. Tai va, gręžiasi gerai, lengvai. Duobė gili, tik tai matau bėdą, kad kaupiasi vanduo, bent jau vienam. Jeigu vienam, tai nieko baisaus. Visuose tikrai neturėtų kauptis ir galima, kur vanduo, tai biškį tirštesnė košė mesti ir viskas bus gerai. Tai va, ką, reikia atsinešti guminius batus, nieks su kroksais ne variantas ir tęsim darbus toliau. Tai biškį pamelavau, ne 20 polių, 13 polių. 12 išilgai ir vienas ten kampe užsisuka. Paliksiu šiemet ten platesnį įvažiavimą, negu ten palikau, kad iš bėdos būtų įmanoma ir traktoriumi važiuoti. Platesnis įvažiavimas gerai. Tai va, poliai išgręžti. Medžiagų šiandien netvežė ir net nepaskambino, tai nežinau, kaip čia kas bus. O dabar ką? Lauksim medžiagų, reiktų atsivežti žvyriaus. Tada reiktų dar užsikabinti diskas, dar yra apie 10 hektarų reikia sudiskuoti pūdymu. Sudiskuoti ir palikti, tegul padžiūna šiek tiek. Tai va, žiūrėsim, ką čia imsim, darysim. Darbo daug. Tai va, gavo medžiagas, tik paburbėjau, kad netveža. Atvežė betoną, OSB plokštės, armatūrą, dar skardą, viską vežamės į pašiūrę, pasidėsim ir po truputį pradėsim darbus. Rytoj reikia dar užsivežti žvyriaus keletą priekabų betonavimui. Tai ką, susivežėm visas statybinės medžiagas į pašiūrę. Planavau rytoj betonuoti, bet rytoj nėra elektros. Tai iš ryto dabar važiuoju sudiskuosiu 3 hektarus
rytoj iš ryto dar 5 hektarus su viršum beveik 6, tada žvyriaus dar užsivešiu. Tai rytoj kaip ir viskas būtų, daugiau nieko negaliu daryti. Nebent elektra atsiras anksčiau, nes rašė žinutė, kad apie 3 valandą. Tai gal atsiras anksčiau, tada dar ir detonavimą pradėsiu po biškį polius. Tai va, aišku, galima armatūrą susipjaustyti poliam, kokio ilgio reikės išsimatuoti. O daugiau kaip ir nieko, dangus toksai įdomus, bet lietaus nerodo, aišku, galėtų nulyti, visai nudžiugintų. Tai va, lekiam iki lauko. Tai va, čia naujas laukas, suskutinėjom, pažiūrėkit kiek kviečių. Įdomus reikalas. Pirmi metai šitam lauke dirbu ir čia praeitais metais kūlė klasas ne lekcionas, plastukanų berods. Ir vienu žodžiu aš paskui sudiskavau ir čia yra vasariniai kviečiai. Jie kažkokiu būdu išžiemojo ir pažiūrėkit kiek sudygo. Tai va, matomai kažkas negerai buvo klasui, kad taip barsta, nes taip neturėtų būti. Čia praktiškai kaip pasėta. Tai va, suskutam. Čia sėsim pūdymą, suskusim, palaikysim biškį, dar kartą praskusim ir pasėsim pūdymą. Kadangi pirmus 2 metus šitas laukas dar bus neekologiškas, todėl jo produkcija irgi bus neekologiška. Kažkiek neekologiškos tokios produkcijos savo ūkį gali realizuoti, bet reikia viską labai gerai paskaičiuoti ir apgalvoti. Tai va, skutam 3 hektarai, greitai čia bus. Tai va, Belarusė. Patobulinimas naujas atsirado, tėtis padarė. Tai pakabino normaliai svorius. Ir dar dasidėjo +1, tai dabar 5 priekį. Nu, žiūrėsim, turėtų būti daug geresnis rezultatas. Bent jau su plūgu tai tikrai bus geriau. Tai va, dirbam nemažam gilę. Papurensim žemelę. Bus gerai. Šiek tiek apžiūrėsim pasėlių biškį. Tai prie žirnio atvažiavau, tai žirnis išsimušė kaip turi būti. Nu kaip, gal kažkiek ir neišlindo, bet kartu su žirniu išsimušė ir žolės. Tai čia jau man nieko nepadarysiu aš dėl to. Galiu tik tai žiūrėti, kaip mano žirnis dingsta žolėse. Bet jis bent jau išlindo, jisai išaugs. Kulsim ir nukulsim ir su žolėm, čia problemos nėra mum. Pripratėmės. Molį, kur vakalniukose molis, tai bus liūdna su žirniu. Nu, aišku, dar sekmadienį, pirmadienį rodo nemažai lietaus. Tai tikiuosi, kad mane tas lietus išgelbės. Dar kartą, nes dar kaip ir žirniui nevėlu. Prasimus stipriau. Jau čia molį, tai patys matot. Taip, po biškį labai sunkiai jisai kalasi, o kur tik tai ten, van, tarkim, minkštesnė žemė bus, bet ir žolių blemba. Žolių žiauriai. Kur minkštesnė žemė, ten su žirniu žymiai geriau. Tai va, o su miežiais kol kas viskas labai gerai. Daug geriau nei tikėjausi, sudygo visi puikiai. Lietaus to užteko. Jau praktiškai matau, va, čia technologinės, ten technologinės, jau toj galima bus ir purkšti. Bet eina savo kaip uodai puola. Nežinau, šiemet uodų metai, eini dūzgia net ausyse. Atrodo taip užsausina, bet vis tiek. Jo, nu miežiai esu patenkintas, viskas labai gerai. Nusipurkšim dar bakterijom, tai dar jie labiau ūgtels, išsivystys savo šaknyną stipresnį. Vienas dalykas mane domina, senai buvau pas telyčias.
Reiktų apeit jas surast, pažiūrėt kaip jos atrodo. Dar pas jas čia yra karvė su veršiuku, tai dar jį reiktų pažiūrėt kaip jisai gyvena, kaip ta karvė gyvena. Dabar jai neduodam jokių vitaminų, jokių miltų, nieko, tai vat įdomu kaip jinai jaučiasi ir kaip ar ten, kažin, pieno pas ją ar yra, ar veršiukui užtenka maisto, tai va reikia nueit pasižiūrėti kaip jinai atrodo ir dar norėčiau nueiti iki liucernos pažiūrėti, kiek dar turiu laiko su savo statybom ir visais kitokiais darbeliais. Tai va, einu iki telyčių dabar. Nu jūs ponė surast, tai turėjau visą lauką iki pat galo nueiti. Ane? Nu kaip sekasi, o jomajo, kiek uodų. Urkščiukės jūs, eikit jūs iš čia. Kandagi jūs baisiai. Ir mane tai visą sukandęs. Žiauru. Nu, veršiokas, kaip tu ten? Viskas gerai, pasislėpęs, užsimaskavęs? Priimėt, draugą? Viskas gerai, svajonė? Jo, čia pas jūs nepabūsi. Sveikos, gražios. Reikia keliauti. Nes uodų būrelis. Nereikia važiuoti duoti kraujo, gali paimti vietoj. Tai va, keliaujam tada iki liucernos dar pasižiūrėti, kaip jinai atrodo. Tai va, žolės čia žiūriu pas jas dar pakankamai yra, atidėti daugiau nereikia. Aišku, dabar visa šaika grįžt su manim. Tai su liucerna kaip ir viskas neblogai, dar laiko turiu, bet jūs pažiūrėkit kokie kvietukai ekologiški, kurie negavo jokios chemijos, nieko, auga aukšti, gražus, nepasakysi, kad daug žolių. Viskas labai gražiai ir gerai atrodo, greitai jau technologiniai nesimatys. Tai va, esu patenkinta šito lauku. Žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Kokia bus ta mūsų vasara. Tai va, miežiai žaliuoja pilnumoje. Tai ką šiandien nuo pačio ryto su skutiku lakstom. Čia tokia pieva galima pavadinti taip. Praeitais metais buvo kvietrugius, nuguliau ir palikau per žiemą ražieną. Ražienos nesimato, liko tik pieva. Tai va, sudiskuosiu vieną kartą, po kelių dienų antrą kartą ir pasėsiu pūdymą. Tai pūdymui turėtų būti viskas gerai čia. Jau esu taip daręs, grinai po pievos, tai viskas bus gerai. Prisikabinau kaušą, prisikabinau priekabą, dar įsikėliau vandens pačką ir važiuoju dabar žvyriaus pasikasti. Tai va, pusę dienos pralakščiau, tai ten ir laiko liko ne tiek ir daug, bet geras dalykas tas, kad elektra yra. Tai gal užsivešim porą priekabų žvyriaus ir po biškį pradėsim betonuoti. Tai va, važiuojam.
Tai va, kasiau žvėrių, kol baigėsi mano darbai. Pabirėjo priekinis tiltas ir matau, kad pabirėjo smarkiai. Čia net suplėšė tą dantelį, tai vidui dantim greičiausiai amen ir visam kitam amen. Tai va, nežinau, dar nėra tai buvę. Oi, kaip viskas nelaiku eina savo. Tai gerai dar su frontaliniu pavyko po truputį įsistumti iš ten. O kas toliau, tai neįsivaizduoju. Priekaba dar čia. Ai, kaip nesiseka. Nu, vienu žodžiu. Keliaujam namo. Taip ir būna su tais belarusais. Kai reikia dirbti ir nedirba. Čia ne traktorius, neturiu žodžio apibūdinti aš tokiam reikalui. Nežinau, kokių turiu. Visada paveda, kai reikia kažką daryti. Nežinau, galvos skausmas čia. Lūžta ir niekaip mes jau neatremontuojam. Tai va, išsivalėm ten, kur sueina 2 dantračiai šiukšlės, nuvalgytas vienas dantratis pilnai, o aš gavau pakaitinį. Tai man pasisekė. Tėtis paėmė remontuoti šitą, o man bus pakaitinis. Aš kažkaip nesu šito traktoriaus didelis fanatas. Man su juo visada nesiseka. Aišku, tenka su juo padirbėti, bet jeigu vis kažkas jisai man pastoviai lūžta, aišku, būna viskas ir gerai, ir dieną visą pradirbi ir viskas gerai, bet tiesiog kažkaip nesu aš jo didelis fanas. Nors jis ir galingesnis, ir krautuvas geresnis, ir šiaip viskas patogiau veikia, bet nu vat kažko jis man neprilimpa, man su tuo senesniu kažkaip geriau dirbasi. Tai va, važiuojam, išsipilsim žvėrių, žiūrėsim, gal tėčiui reikia pagalbos. Jeigu jam nereikės dabar pagalbos, tai tada bandysim pradėti betonuotis po truputį. Tai va, vienas polis padarytas. Eina savo, kaip viskas ilgai užtruko, kol pradėjau betonuoti. Dar karvė apsiteliavo, dar vieną viršiuką atvedė. Ta, kol nutempiau, išvežė jau į tvartą, kol kas dar kol paaugs. Tai va, o mes rankytėmis, cementas, žvyris, betono maišyklė, kastuvas, betonuojam. Armatūrą susidėjau jau į vieną kolį, betonuosim sekant. Yra vandens nemažai, bet betoną tokį tirštesnį metu, tai dalį vandens išstumia į viršų, o šiaip tai sugers ir tai betonas, tą vandenį jam dar geriau bus. Tai va, ką, betonuojam toliau. Tai ką, šiandien dar 5 polius išsibetonavau. Rytoj liko dar 7 pirmos dienos pusėj, nes po pietų reikia dar nuvažiuoti užsideklaruoti. Ir tada, jeigu spėsiu iki pietų užsideklaruoti ir išsibetonuoti čia viską, tai reikės važiuoti susidiskuoti dar kartą žemę pūdymui. Ir šeštadienį pasėti. Nes sekmadienį, pirmadienį rodo lietų, tai gal būtų labai gerai iki to laiko susitvarkyti viską. Žiauriai sunkiai šiandien diena eina, savo nusikaliau nerealiai. Su priekaba čia buvo nesąmonių, traktorius tas sulūžo, nu žodžiu, belė kiek visko. Dabar dar reikia nuvažiuoti. Nusivežti telyčiom vandens, išgeria dabar bačką per dieną, kai karšta, tai kiekvieną dieną reikia vežti vandenį. Tai va, nu ką, kitą savaitę bandysim betonuoti sienas jau pašiūriai, kai baigsis lietus. Taip ir kitą savaitę, jeigu pavyks, gal pavyks išsibetonuoti. Ir bus jau kažkiek reikalų padaryta. Leidžiamės vandens telyčiam.
Ką, šiandienos darbai kaip ir į pabaigą. Gražus vakaras labai. Nežinau, įdomi situacija su tuo mūru. Jisai dabar ant karvių šokinėja baisiai. Bet toks vaizdas, kad jisai nieko nepadaro užšokęs. Tai arba jam kažkas yra negerai, arba jis dar per jaunas. Nežinau, kas yra ir kas yra negerai. Ir šiek tiek neramina. Ane, Svajonė? Tave neramina? Tavo bičias. Erkė tau įkandus, Svajonė, reikia ištraukti erkę. Pažiūrėkit, kokios sirbelės. Baisu. Vargšai gyvuliukai. Tai va, dar apie mūrą. Tai paskambinau veisėjui jo, į veislyną mūro. Paklausiau, gal buvo taip susidūrę tiesiog, kad, kaip, ką daryti tokioje situacijoje. Tai vienu žodžiu, pirmą kartą apie tai girdė, apie tokį dalyką. Aš irgi gyvenime nemačiau ir negirdėjau, kad buliui tai būtų. Sako, arba galimai dar jisai yra per jaunas, nes limuzinai šiaip nuo 2 metų, o jam dabar metai ir 7 mėnesiai. Tai dar pusmetis, pusę metų kaip ir daug ką duotų turbūt buliui. Tai va, tai patarė dar palaukti, bet kas labiausiai nustebino, sakė, jeigu taip ir bus, tai pakeis bulių. Tai čia iš tikrųjų, vau, superiniai žmonės. Iš kitos pusės, jeigu tu parduodi bulių reproduktorių ir jisai neproduktyvus, tai negali tai būti. Tai būti negali. Bet vis tiek mane žmogus nustebino. Aišku, vis tiek pinigai nemaži už tą bulių sumokėti. Tai va, žiūrėsim, kokia čia bus to mūro istorija. Tikėkime, kad viskas bus gerai, nes tikrai gražus, geras bulius, šokinėja, viską daro, tik va, kažkodėl nepasieklina. Tai va, nežinau, turbūt šiam video būtų tiek. Ačiū, kad laikinat, ačiū, kad prenumeruojat kanalą. Nepamirškite to daryti ir toliau. Iki pasimatymo kitą dieną. Ai, tai dar neparodžiau apie Belarusą. Va, suvalgė visus dantis. Šitoj vietoj reikia įsitraukti, čia yra visa ašis pilna. Čia jau tėtis išardęs, negaliu parodyti, bet čia viršui irgi stovi, irgi visi dantis buvo nugriaužti. Tai va, priežastis neaiški, bet taip jau būna kartais.